Pasaulio pasakos. 3 lokiai. Saulės nutviekstoje miško pievelėje, kvepiančioje prinokusiomis žemuogėmis, stovėjo maža jauki trobelė. Joje gyveno maža nerūpestinga mergytė, auksinėmis garbanomis vardu Auksaplaukė. Auksaplaukė, sakydavo jai mama, niekuomet neik į mišką viena, nežinia, kas gali nutikti. Mergytė klausė mamos ir neidavo toli nuo trobelės, kasdien smagiai žaisdavo pievutėje. Vieną kartą, vaikštinėdama po pievelę, po medžiais jį pamatė labai gražią mėlyną gėlytę. Mergytė žengė 3 žingsnelius ir ją nuskynė. Tolėliau jį pamatė baltą gėlytę, kuri buvo dar gražesnė. Auksaplaukė žengė dar 3 žingsnius ir ją nuskynė. Žvilgtelėjusi už lazdyno krūmo, ji išpūtė akeles. Ten mirgėjo baltų ir mėlynų žiedų kilimas. Prišokusi puolė skinti gėlių abiem rankom. Suskynusi didžiulę puokštę, kurią vos pajėgė apglėbti, mergytė nusprendė grįžti pas mamą ir padovanoti gėles jai. Tačiau, kuris takelis veda namo? Mergytė nukulniavo pirmu pasitaikiusiu keliuku ir dideliame miške greitai pasiklydo. Auksaplaukė visėjo, braudamasi per aukštus paparčius. Aplinkui čiulbėjo paukšteliai, žaisdamas tarp medžių, lapus šiureno vėjas, per akmenis linksmai garmėjo miško upeliukas. Tačiau mergytės niekas nebedžiugino. Ji buvo labai susirūpinusi ir pavargusi. Jau ketino paleisti dūdas, bet staiga laukymėje po senu išsikerojusiu ąžuolu išvydo medinį namuką. Auksaplaukė per viksvas nubrido prie jo. Priėjusi dirstelėjo pro langelį ir pamatė, jog trobelėje tvarkinga ir švaru. Mergytei parūpo sužinoti, kas joje gyvena. Viduje nieko nebuvo, todėl ji pasuko durų rankeną ir įėjo. Kambaryje kvepėjo ką tik išvirtais pietumis ir Auksaplaukė suvokė, kad beklaidžiodama po mišką baisiai išalko. Mergytė priėjo prie stalo, apdengto baltą staltiesę. Ant jo stovėjo 3 dubenėliai garuojančios košės. Vienas didelis, vienas mažesnis ir vienas visai mažiukas. Pirmiausia, Auksaplaukė paragavo košės iš didžiojo dubens, tačiau ji buvo labai karšta. Paskui ji pakabino košės iš mažesnio dubens, bet šita buvo per sūri. Galiausiai šliurptelėjo iš mažiausio dubenėlio. Šita košė buvo nei per karšta, nei per sūri, pati ta. Auksaplaukė buvo tokia alkana, kad išgrandė dubenėlį iki paskutinės kruopelės. Kitame kambaryje stovėjo 3 krėslai – didelis, mažesnis ir visai mažas. Auksaplaukė pasistebė, užsikeberiojo ant didžiojo krėslo, tačiau jis buvo labai kietas ir nepatogus. Tada ji išbandė mažesnį krėslą, bet šis buvo per minkštas. Paskui mergytė klestelėjo į mažąjį krėsliuką, kuris buvo nei per kietas, nei per minkštas, pats tas. Auksaplaukė patogiai atsilušė ir triokšt, neišlaikęs tokio svorio, mažasis krėsliukas sulūžo, o mergytė žnektelėjo ant grindų. Palikusi į šipulių subyrėjusi krėslą, ji nutipeno apžiūrėti kitų kambarių. Auksaplaukė užlipo laiptais į miegamąjį, kuriame rado 3 lovas – didelę, mažesnę ir visai mažą. Ji buvo labai pavargusi, todėl atsigulė ant didžiosios lovos, bet ši buvo per plati
ir per ilga. Ji plumptelėjo ant mažesnės lovos, tačiau iš pūkinės antklodės pasipylė plunksnos ir mergytė pradėjo čiaudėti. Tuomet ji prigulė ant mažos lovytės. Ši buvo kaip tik, jauki ir patogi, auksaplaukė užsiklojo antklodę ir sumerkė blakstienas. Tuo metu šeima gyvenanti tame namelyje vaikštinėjo po mišką ir laukė, kol praauš košė. Tai buvo 3 lokiai. Pirmas žingsniavo tėtis lokys, jis buvo pats didžiausias, paskui jį sekė mama lokė, ji buvo mažesnė, paskutinį šleivojo pats mažiausias lokiukas. Jie klausėsi paukštelių giesmių, vėjo šiurenamų lapų šnabždesio ir per akmenis vinguriuojančio upeliuko čiurlenimo. Prisivaikščioję iki sotės, jie išalko, nutarė grįžti namo pietauti ir vorele patraukė takeliu, vedančiu trobelės pusėn. Greičiau, garsiai suriaumojo tėtis lokys, žirgliodamas priekėje, aš alkanas. Mirštu badu, truputį tyliau pritarė mama lokė. Ir aš noriu valgyti, tačiau taip greitai bėgti negaliu, tyliai suniurnėjo lokiukas, trumpomis kojytėmis lapatuodamas iš paskos. Jie sugriuvo pro duris ir puolė prie stalo. Staiga tėtis lokys pamatė, kad prie jo didžiojo dubens numestas košėtas šaukštas. Kažkas ragavo mano košės, garsiai ir piktai suriaumojo jis. Mama lokė irgi pamatė, kad iš jos mažesnio dubens styro šaukštas. Mano košę irgi kažkas maišė, tyliau pasakė ji. Lokiukas pribėgo prie stalo, įsitvėrė staltiesės krašto, pasistebė ir pažvelgė į mažąjį dubenėlį. Oi, iš mano dubenėlio irgi kažkas valgė, tyliai pasiskundė jis ir nepaliko nė kruopelės košės. 3 lokiai suprato, kad trobelė yra neprašytas svečias ir pradėjo akylai dairytis. Maisto atsargos pintinėje buvo nepaliestos. Lėkštės lentynoje, prikaistuviai prie plautuvės irgi. Puodynė su medumi tebestovėjo ant indaujos krašto. Lokiukas, kuriam neliko košės, atsiriekė storą riekę duonos ir buvo betepantis ją medumi, kai tėtis lokys netikėtai pažvelgė į savo didįjį krėslą ir pamatė, kad pagalvėlė nustumta į šoną. Kažkas sėdėjo mano krėsle, garsiai suriaumojo jis. Lokiukas iš baimės net pašoko, tik per plauką nesudaužė medaus puodynės. Pasistiebęs ant pirštų galų, pastatė ją ant spintelės. Paskui į savo mažesnį krėslą pasižiūrėjo mama lokė. Kažkas sėdėjo ir mano krėsle, tyliau tarė ji. Tada prie savo mažojo krėsliuko pribėgo lokiukas ir rado jį sulaužytą ant grindų. Ir mano krėsle kažkas sėdėjo, žiūrėkit, kas iš jo liko, tyliai pasiskundė jis. 3 lokiai pastatė šerius ir ėmė ieškoti įsibrovėlio. Atidarė visas spinteles, nieko. Palindo po stalu, nieko. Tėtis lokys ir mama lokė pakėlė lokiuką, kad jis pažiūrėtų, ar kas nesislempia ant bufeto viršaus. Nieko. Pasišviesdami žvakę, nusėlino laiptai žemyn į tamsų rūsį. Nieko. Lokiai net pakėlė kilimą, įkišo nosį į dūmtraukį, žvilgtelėjo už durų, niekur nieko. Tuomet kas suvalgė košę ir sulaužė krėslą? Tėtis lokys, mama lokė ir lokiukas nenuleido rankų ir ieškojo toliau. Jie laiptais užlipo į miegamąjį. Tėtis lokys priėjo prie didžiosios lovos ir pamatė, kad pagalvė suniurkyta.
Kažkas gulėjo mano lovoje, garsiai suriaumojo jis. Prisiartinusi prie mažesnės lovos, mama Lokė pamatė sujauktą antklodę. Kažkas gulėjo ir mano lovoje, tyliau pasakė ji. Lokiukas prišoko prie savo mažos lovytės. Pagalvė buvo papurenta, o paklodė dailiai užtiesta. Tačiau lovoje, išsitiesusi kaip ilga, gulėjo auksaplaukė ir saldžiai miegojo. Kažkas gulėjo mano lovytėje ir dabar tebeguli, sukliko Lokiukas visą gerklę. Išgirdusi garsiai riaumojantį tėtį Lokį ir tyliau mamą Lokę, auksaplaukė pamanė, kad sapnuoja, tačiau skardus Lokiuko spiegimas iškart ją pažadino. Mergytė atsisėdo lovoje ir apstulbo, išvydusi priešais 3 lokius. Ji suriko, kaip šūvis tryktelėjo iš lovos ir puolė prie atviro lango, nušoko ant žolės ir pasipustė padus. 3 lokiai buvo nepikti, jie nebandė jos sučiupti ir nubausti iš suvalgytą Lokiuko košę, sulaužytą krėslą ir sujauktą lovytę. Lokių šeima stovėjo prie lango ir žiūrėjo, kaip auksaplaukė, kulnai žaibuodama, dumė per laukymę. Tėtis Lokys garsiai šaukia: štai kas nutinka, kai neklausai mamos. Mama Lokė tyliau pridūrė: pamiršai savo nuostabiąją puokštę. O Lokiukas, persisvėręs per langą, plonu balseliu sucypė: ei mergyte, už upeliuko suk į dešinę ir išeisi iš miško. Pribėgusi upeliuką, auksaplaukė pasuko į dešinę, kaip patarė Lokiukas. Skuto per mišką, kojų po savimi nejausdama. Nesustojo nei paklausyti paukštelių čiulbėjimo, nei gurkštelti vandens iš skaidraus šaltinio. Nebenuskynė nė vienos gėlės. Pakeliui nieko blogo nenutiko. Ji greitai atsidūrė miško pakrašty ir išvydo mamą, laukiančią jos prie trobelės. Mergytė pribėgusi puolė mamai į glėbį ir papasakojo apie mėlynas ir baltas gėles, apie tuščią namelį, košę, kuri buvo nei per karšta, nei per sūri, apie sulaužytą krėslą, jaukią lovytę ir apie 3 lokius. Matai, vaikeli, kas atsitiko, tarė mama. Jei būtum manęs klausiusi ir nejusi į mišką, nebūtum pasiklydusi ir išsigandusi. Atsitikimas su lokiais buvo auksaplaukiai gera pamoka. Kai mama ją palieka namuose vieną, ji niekuomet nebenuklysta toli nuo trobelės. Kaskart pasižiūrėjusi į aukštus medžius ar nuskynusi gėlę, ji prisimena, kas buvo nutikę. Lokiukas labai mielas, galvoja ji. Jei ne jis, niekada nebūčiau radusi kelio namo. Tai buvau prisivirusi košės. Pabaiga.